Kadangi kas savaitę nespėjau video padaryti apie Smartą, tai montuotojas davė gerą mintį parodyti tą, ko užsijemu, kaip ir standartiškai važiuojam, perkam, parduodam mašinas. Tai va dabar yra variantas, 2 netgi šiandien turiu variantus, galbūt net 2 ir spėsiu parodyti. Tai vienas tai yra Škoda Superbas 2008 metų už 500 eurų parūdijas. Važiuojam į vietą, pažiūrėsim, kaip jisai ten atrodo ir už kiek pavyks nupirkti. Jeigu nesuklydau ir teisingai man pasakė, tai 500 eurų yra pradinė kaina. Tikslas bent jau 100 eurų numušti. Tai vat pažiūrėsim, kaip seksis ir iš vis ar gausis kažkaip pafilmuoti. Jeigu nesigaus, tai gausis tik tai parodyti, kaip jau nupirkta. Tai vat, važiuojam. Ką, kol kas tai tokia visa įdomi. Visa su tokiais niuansais. Bet aišku, jeigu kaina 500, tai galima buvo to tikėtis. Atrodytų perku lavoną supūvusią, ne? Dar tuoj pademonstruosiu, kiek iš jos galima uždirbti, jeigu aš ją nupirksiu. O nupirkt būtų gerai, sakau, nusidėrėt biškį sumos. Bet tam, kad nusidėrėt, reikia ne tiesiog dėrėtis, o turėt priežastį, dėl ko dėrėtis. Tai va, jau radom kelis tokius niuansėlius. Trauka galbūt silpnoka. Ne, meluoju. Trauka gera. Žodžiu, radom kelis niuansus. Kaip vienas iš jų, sakykim, kad gofra kiaura. Tai tuo pačiu važiuoklė priekį baršką jau girdžiu. Ir čia bus daugiau nei stabilizatoriai, nes jaučiasi ir laisvumas, o ne tik bildesys, nes būna įkyrus bildesys vien nuo stabilizatorių. O čia ir bildesys, ir laisvumas net per vairą jaučiasi kaip mušimas. Na taip, bet važiuoklė ten nėra brangu remontuoti tokio automobilio. O ką žinau, šiaip tai durys turbūt neuždarytos, kad barškas. Jo, buvo durys neuždarytos. Bėgiai lyg visi yra. Kažkokių daugiau pašalinių garsų nėra, trauka yra. Stabdo labai blogai, tragedija visiškai. Jeigu 400 man toks variantas tinka, todėl kad iš jo galima nesunkiai, aš galvoju, kelis šimtukus per tą pačią dieną ir pardavus padaryti. Arba, kaip visada, remontuoti, bandyti daugiau uždirbti ir galų gale pasigailėti, kad tai pradėjau ir geriau visada greit parduoti, lengvi pinigai greiti, nei kad ilgas pardavimas. Nu ką aš čia jūs mokau, taigi jūs patys pirikūpinat, žinau, viską jūs čia suprantat. Nusipirkom. Sumokėjom, sutartį supildėm, tuoj grįžę uždeklaruosim. Jau beveik grįžom, važiuojam, Škodikė iš galo ėjasi. Ir galbūt kažkas pasakytų, kad kaip jūs čia tikrinat mašiną, net neatidarėt kapotų, ten nepažiūrėjot tepalų, viso kito skysčių ir taip toliau. Bet su patirtim, bendraudamas su žmogum, išgirsti, kad viską pasakoja sąžiningai ir galbūt netgi pasakojo daugiau nei reikėtų. Nu, tokie dalykai jo, kur sako, kad ten važiuoklė tvarkė, bet važiuoklė visa barška, nu tai kažką gal ten ir tvarkė, nu, bet žodžiu, kad ją tvarkyti reikia, tai ten akivaizdžiai. Jau net pinigai man girdisi pagal barškėjimą, kiek ten reikia. Manau, ten 200-300 reiktų investicijų vien į pakabą. Nu, bet čia man taip atrodo, nežinau. Tai žodžiu, dėl to mes kartais ir netikrinam ten tiek daug tą mašiną, apžiūrėjimas, pažiūrėjau, visas apžiūrėjimas truko, nu, be pervažiavimo, įrašas buvo 5 minutės, nepilnas 4,5, tai va tiek užtruko, kad nupirkti automobilį, nieko apie jį nežinant, bet jau, sakau, daug papasakoja ir matosi, kaip tą pasakoja, ne kaip pirikūpai, kaip kai kurie. Aš tai sakau sąžiningai, ką. Žodžiu, atvažiuojam, pafotkinam, dedu skelbimą ir važiuosim žiūrėti sekančią variantą turbūt. Kas čia važiuoja? Merginos su motociklais išlindo. Vasaris. Čia tas, kur į vėjelį statas? Magnetis, jo. Dar vienas privalumas pirikūpinimo, kad visada gauni dovanų po kiekvieną. Ir visada sakai, o, geras dalykas, ir visada jie dingsta, kažkur išmeti tiesiog. Šitai tą 4 kūnį visada. Visai geras, bet. Tai va, praktiškai pinigai jau atmušti už jį. Žodžiu, kaip ir minėjau, sekantis žingsnis, pafotkinam, dedam skelbimą ir pažiūrėsim. Nes turbūt logiškiau būtų parduoti iš karto, nes jau matau, ką pastebėjai dar.
kad galinis tiltas, leave the chat. Ai, atskirą gyvenimą gyvena. Šiek virš 100. Aš važiavau iki 70-60, tai ten, karočią, kažkas bildo čia girdžiu, bet, nu... Bildom nebaisu, nu kai pradeda judėti. Ai, aš galvoju, ko tu ten stabdai. Žodžiu. Gal biškai liūdnesnė situacija nei galvojau, bet, nu, atitinkamai ir kaina, aišku. Fotkinimo ypatumai. Vat galima vieną fotkę taip, ant vienetuko. Jeigu iš salono fotkina, tai būtinai turi būti priekinės durys, žinokit, uždarytas. Nustatot 0,8, vairą reiktų tiesiai pastatyti, čia biški mano kasekas. Sarian, nes tada rašys, o kodėl čia kreivai stovi vairas, kažkas gal suvedimo nėra. Tai va tokia fotkė labai matosi, kad salonas. Tada matosi kampas vairuotojo sėdynės, kad neplyšęs, reikia būtinai to pasigirti. Ir kad lubos šiek tiek matytus, tada neklaus ar kabo lubos. Tokia va bam. O jeigu klaidų yra, tai biški žemiau vairas uždengtų klaidas. Jeigu klaidų yra, jo, reikia vairą sureguliuoti taip, kad ant lempučių. Tada fotkina vėl ant vienetuko. Bum. 4 kampai. Kur labai supuvę arba negražu, tu iš tos pusės nefotkinam. Tikiuosi suprasit, kur yra ironija ir nepykit proto. Jo. Turiu tokią kaimynę, žodžiu, kuri irgi kartais mano mašinas neskelbimam fotkina, bet kažkodėl fotkina. Tai va. Ten policija ir autogydas yra tas pats. Jo. Nes aš keliu į autogydą ar autopliusą. Čia jokia nereklama, aišku, bet... O jinai kelia į ją policiją, bet neparduoda per ten mašiną. Tai jo, nufotkinu taip ir dažniausiai, jeigu jau taip rimtai kalbant sąžiningai, tai va tie, kur yra defektai, tai būtų va taip familia, jeigu kažką iš arčiau va tokias nuotraukas padaryti. Tada mažiau bus tų atvažiavimų, kur atvažiuoja ir sako, tai tu čia nesakėjai, nežinojau. Arba kaip vat vakar buvo pavyzdys. Atvažiavo žmogus, paklausė, labą dieną, galima apžiūrėti automobilį? Sakau taip, atvažiuoja žmogus. Nė žodžio man nesako, pasijungia diagnostiką, apeina aplink mašiną, pasižiūri ir išvažiuoja. Nu, tipo, tai ašgi galiu video atsiųs parodyti viską, kam laiką gaišt važiuoti, tiek kilometrų, tiek valandų gaišt, tiesiog pasakyčiau, kad tokia ir tokia situacija, bet... Nu ką, viską sufotkinu, įdėsiu į skelbimą ir viskas. Pažiūrėsim. Jeigu gausiu skambutį, parodysiu, kaip parsiduoda iš viso, pabandysiu, nes būna tikrai labai juokingų tų pokalbių. Parduodant, tai, nu, bet čia greičiausiai daug kas rusų kalba bus, tai nežinau, montuotojas nemokės išverst, kad parašyti translate, nes čia bus rusų kalbas skambučiai, kur ten nu, karoči, pokalbiai. Kiek nuo Kauno? Jo, standartinis pirmas klausimas, kiek nuo Kauno visada. Esu jau vieną kartą po prikolų įrašęs į skelbimą net komentarą, kad nuo Kauno, nu, tik rusiškai, nuo Kauno 200 km. Nu, nes ne visi ten moka jie naudotis navigaciją, kaip suprantu. Pamokau, kas yra Google, žemėlapiai. Gerai, dedam skelbimą ir pažiūrim. Jeigu bus skambutis, gal pabandysiu spėti jums kamerą ir pafilmuoti, jeigu kažkas skambins. O kokią kainą dėsiu, dar nesugalvojau. Dabar važiuoju į tą antrą variantą, pažiūrėt, kaip sakiau, X3, F25, BMW nuo 20 metų. 3 litrų benzinas, iš Amerikos, išmuitintas, bet daužtas į galą ir neremontuotas. Tai vat atrodo daugmaž taip. Turbūt va čia va tas daužimas, ką reiktų matyti. Tai važiuojam, pažiūrėsim, ant kiek ten blogai. Ir pažiūrėsim, ant kiek ten blogai. Ir kokią kainą. Nes kaina prieš tai buvo norima 3,5 tūkstančio. Aš sakiau, kad apie 3 galėčiau mokėti, bet sakė, kad už tiek neparduosiu tikrai, bet kaip kartais atsitinka gyvenimas ir... Kaip visada atsitinka gyvenimas. Kur dabar už 3 Tai jo, jeigu siūlysit mašiną, pardavinėsit pirmą kartą, arba dar nedaug esat pardavę mašiną, nebūtinai perparduot, bet savo. Tai jeigu galvojat, kad pirmą pasiūlysiu daugiau, vėliau jeigu ką grįšim prie tos pradinės kainos, bet kada, tai taip nevyksta. Dažniausiai pasiūlot kainą, iškart gaunat pasiūlymą, kiek jums gali pasiūlyti. Jeigu su tą kainą nesutinkat, tai antrą kartą, kai siūlot, greičiausiai tiek jau nepasiūlys, nes būna tokių momentų, kai turi pinigų, neturi ką nusipirkti ir tada tau reikia kažką nusipirkti ir pasiūlai galbūt net biškį per daug. Tai vat, ten ir buvo toks atvejis, kai siūliau tiek, nežinau, nes buvo kaina ten gal ir daugiau, net nuo 3,8 gal ten buvo. Jo, gal apie 4 ar 3,8 buvo. Tai tada galėjau 3 mokėti. Dabar jau pasiūlė už 3, kai jau nieks nenupirko, tai dabar jau ir aš nežinau, ar noriu už 3. Nu, bet kaip minimum reikia pirmą pamatyti. Tas smūgis į galą, į bagažinę,
jis dažniausiai būna apgaulingas. Ta pirmą vaizdą matai tokia atrodo nestipriai daužta, o ten kai pradedi landžiot giliau, galas yra minkštas žodžiu ir ten sustumė visai nemažai. Bet aš manau jau tą ir įsivertino, jeigu neremontuoja ir suprato, kiek čia kainuos remontas, dėl to ir nusprendė neremontuoti. Tai vat, pasakė, skubiai nori parduoti, pažiūrėsim, ant kiek pinigais skubiai nori parduoti. Na, rimtai turbūt, kad 3000 nelabai nusteikęs mokėti, bet netoli nuvažiuoti pažiūrėti, nesunku važiuojam ir pažiūrim. Tai čia nupirko tipo kaip savo remontuoti ar ne? Galvoju. Palauk biškį. Ai, pastatyta, tu susisiaurai. Ir viskas. Tuoj. Ten nemaišys mašinų, tikiuosi. Nu jo, nufotkinta gražiai. Taip pat matosi. Ble, nemačiau, kad tai stipriai. Dar jam rodžiau irgi iš to kampo va taip. Na čia jo. Štai kainį. Norėjai daryti kaip savo, ar čia užsidirbti, ar čia kokio tikslo? Ne, aš norėjau savo daryti, bet paskui žinai. Nu tai jo. Šiaip nereik pjauti. Nereikia šiaip pjauti. O skaičiavo pinigų? Nu, ble, čia... 800 eurų. Atitempt? Aha. Į tenoj čia gal? Ne, Zarasuos. Čia jis dabar užsivesto, kumas ten uždėtas, nemačiau? Jo, lauk iš to. Lauk iš to. Nu jo, ir čia nastrynė. Лучше ускам призначу. Ага. Пиздец. Ага. Aš dabar įjungiau skelbimą, karočią, ir radau už 3000 su variklio defektų. Nestebėjai skelbimą? Ne, žiūrėjau, bet nemačiau. Ai, su variklio defektų nežiūrėjau. 3000 variklio defektas, benzininis sveikas. Tai tipo, ble, variklį pakeisti tiesiog variklio kainą ir pakeitimas ir čia vienas vakaras ir važiuoja. O čia, na, tipo, 3 plus 800. Aš irgi netikiu. Ble, ir dar eilinė šiukšlė ant kiemo, su kuria važiuoti negalėsiu. Dar ir stiklas skylės. Tai taip, bet tai žmonės, va paklausė, sako, mačiau daug mašinų turi ką parduoti ir vaikštai ir žiūri ir nėra ką pasiūlyti normaliai. Nes visi tokie arba nurašyti, arba dar eigoje remonte. Ir tas tai iš viso jo jaučiasi, kad užspaustas durelės. Sakytum, kad kablys buvo. Ne, po kablį dažniausiai užlenkia, taip čia sandžiūroms. Varžtai remiasi, spina remiasi. Jo, čia taip va, smūgis kažkaip ant kažko užlėkė, nes čia va sulenkta negalėjo būti. Į čia smūgį gavo, čia negalėjo sutraukti vidų. Čia va buvo smūgis ir čia buvo smūgis. Čia gavosi kaip zagarėlis, ble. Arba suktukas, arba tarp dviejų mašinų kažkaip taip turėjo būti. Ar kažkur į atitvarus dar atsimušė po mašinos. Nu gerai, čia jau kontento užtenka, man atrodo, čia jau prasideda tėmas, kur. Tai gerai, tai žodžiu parduota, ne? Gerai, parduota. Valio. 2500, šitą nesąmonę bus kieme. Galbūt kažkas norės, gal kažkam priekio reikia ar kažko, tai visai gal ir parduočiau. Ne, gal, 100% parduočiau. Nežinau, ką aš su juo darysiu realiai. Ir parašykit, čia gera kaina, ar ne? Ar aš čia susimoviau. Tai nusipirkom, kaip matėt, nusidarėjom iki 2500, nežinau. Važiuojam, žiūrėsim. Gerai čia ar negerai. Kol kas reikėjo man truputį pagalvoti, aš per skubotas išvadas padariau, kad pirkti. Man tikslas buvo nusidėrėti, bet nepagalvoti, ar verta pirkti. Dažnai tai padarau klaidą. Nu, pažiūrėsim, gal pasiseks. Tai va, praėjo kelios valandėlės. Situacija tokia, skambučių dėl Škodos nesulaukiau dar. 750 eurų įdėjau kainą. Pasiūlė 500, atrodo. Kaip ir labai nesilaužau, bet čia tie siūlymai žinutėmis ir apie nieką daugmaž. Tai ten galima labai nebendrauti, bet šiaip, o gal netyčia pasiseks. Tai ties Škoda toks klausimas, su X3 įdėjau į Facebooką ir parašė. Keli žmonės susidomėjo,
vienas rimčiau susidomėjo ir jam užteko to, ką atsinčiau informacijos. Žodžiu, 2700 pasiūlė, man tiko, porą šimtų, nieko aš čia labai nenuveikiau. Tai žodžiu, 200 eurų pervedė užstatą ir gerai. Tai X3, kai atvažiuos, galbūt pafilmuosim, kaip parduodame, o Škodikė dar šratukas lieka pas mane. Žodžiu, antra diena rikupiavimo. Dar X3 šiandien neatvažiuoja pirkt, kaip ir minėjau, parduotas, tai atvažiuos rytoj, turbūt pafilmuosim pardavimą. Dėl Škodos kol kas gavau vieną pasiūlymą 500, dar vis neatiduodu, bet gal jau ir reiks atiduoti, reikia pagalvoti. O dabar važiuojam į Ignaliną apžiūrėti BMW 116 benzinas, daužta į stulpą. Kol kas tik tiek informacijos, pažiūrėsim, kaip atrodo. Ir kiek galima nuderėti nuo 3 PM. Tikslas turbūt, kad mum da mokėti PM kokią eurų. Tai va, bent 50, jeigu da mokės, tai jau reiškia kaip ir gera kaina. Na, jeigu rimčiau, važiuojam, pažiūrėsim, kaip gausis. Tai žodžiu, atvažiavam, situacija tokia, kad vienas žmogus pasiūlė, kiti 2 laukia, kol sustiksim. Kieno mašina iš vis neaišku. Ne, 2 broliai gangsteriai kokie. Na, tai pažiūrėsim, kurie čia nuves ir ką jie čia parodys. Nematau aš. Tai dviesi čia 2 po 2 yra. Bet kartu. Čigoniukai, du čigoniukai. Čigoniukai. Palauk, tu aš ir paskambinsiu kainį. 2 čigoniukai, sako. Ai, Narovskas. Aš jau sakau, kokie zekai atvarys, žinai. Версленники. А я тупо А я видел, знаешь, такую камеру, ты понимаешь по-русски? Да. Да, видел такую камеру, знаешь, типа, где смотришь вот так, она фиксирует, типа, твой взгляд. O ant ko jisai registruotas? Бролем. Tai iš kurios čia pusės buvo važiuota? Iš tos pusės? Šitas posakis? Pirmukus, taip suprantu, mėlynas. Aha. Va šitą vat metalinį. Bum. А что, на машину? Atsiminimai. Plenka. Per fotkės atrodė biškai gražiau. Ne, ta fotkis visą laiką ir moteris gražesnė. Sebastian? Kaip GT. Čia Gran Turismo nauja versija, pirma. Bet salonas visai gražus dar. Geras, soskė. Juodas lubas. Prisipučiamos, sėdynės pripučiamos. šonas. Nu. Салон бомба. Nu tai pabandysim stori. Nereikia. Не, кумас, tu sėdė pusę. Jo, jeigu neužkūrėt vakar, tai čia nieko. Ai, čia apšė nieko dusė. Duso kumas tiesiog. Arba patronas dar galėjo šaut. Jo, aš irgi apie šitą galvoju. Ai, va, įsijungia degimas. Ne, kažkaip. A gal atšoka nuo kumo, tas nesmūgio. Gali būti irgi, jo. Klevas. 1.6. Budinkšt. Čia dar biški. Brūkštata, bet čia jau senai turbūt. Langai beveik pėlį. Laukiam dėrybų, kaip čia seksis. Pažiūrėsim. Dar vieną niuansą pamačiau. Ką? Matei ar ne? Ai, čia. Tai čia iš alkūnės. Gerai iš alkūnės. Girdi? Iš alkūnės. Atšoks atgal. Čia toks smūgis į priekį buvo, kad galas suvaržė. Nu, mano nuomonė už 300, kol dabar išeisiu, pažiūrėsim, gal jau susidėrės kažką. Mano nuomonė už 300 tai garantuotai nupirks, bet tikslas taigi mažiau buvo, tai gal 200 pavyks. Mažiau. Žiūrim, laukite tesnę. Parašykite į komentarus, kiek jūs nusidėrėtumėt. Nuo to akumo pajungiam. Nuo šito akumo? Jo. Nu jo. Gal pabandom tiesiog nuo akumo. Kažkiek kabina. O čia nėra masės tos geresnės? O čia gal? Jo, turėtų būti čia. Tik tai bėgiai išjung būtų visai fainai.
Sakai, draudimas yra čia. Sakai, bėga iš karto į priekį? Dabar nieko ne. O dabar tai... Čia viskas suvinioji. Žiūrėk, ir pizda. Čia pagasuoti reikėjo. A, matai pusę batų. Kala. Čia kai į servisą atvažiuoja, čia kažkas yra su juo. Mes bandom. Tik duodi. Galbūt dar negazuok. Šlank gal nusimaudo. Tegul prasidirba, tegul. Ir ant laisvų nenori, ne? 300. 270 eurų. Tai kaip čia per kiemas tada? Tai tu man duomenis. Aš nežinau, šitie moduliatoriai tik pas juos mašinos Jo, būna. jie palieka, iš kur tokius pirk dar randa. Galinis valytuvas taip pastoviai. Net nulūžo šitą. Ai, rankenėlė nulūžo. Jo. Ai, jau gal. Seniai gal buvo daryti. Lekiam, važiuojam, nežinau ar čia lekiam, bet bent jau bandom važiuoti. Sunkiai, pukši, bet gal važiuos kažkiek. Atrodytų lyg susitaisė, nulėkė, pukšėjo, išsigazavo. Va taip. Pasiekė tikslą. Pirmokas. Nu va, praėjo 2 dienos, atvažiavo traliukas paimti X3. Važiuoju, pasiimu dokus, važiuoju pafilmuoti, kaip išvažiuoja X3 už 2700. Uždirbta 200 eurų. Wow! Pamiršau nufilmuoti, kaip išvažiuoja. Gal dar užgaudėsi. Užvarnėjant ant tralo dar pradėjo riedėti tralas kartu. Spėjau įbėgti ir paspaust stabdį. Viskas, parduotas X3.